Sveiki kolegos, skubios pagalbos skyriuje gana dažnai tenka nustatinėti girtumą ir tai galime atlikti dviem metodais - alkotesterio bei kraujo mėginio būdu. Alkotesterį mes naudojame kur kas dažniau, nes tai yra greitesnis ir paprastesnis būdas, o kraujo mėginį dėl alkoholio mes imame esant autoįvykiui, vairuotojo girtumui nustatyti, pėsčiojo, dviratininko ar darbo metu įvykus nelaimingam atsitikimui. Ir žinoma, reikia užpildyti atitinkamus dokumentus. Jeigu jūs naudojate alkotesterį, jūs užpildote 3 kopijas šio dokumento, kurį dabar prieš save matote, iš abiejų pusių. Jeigu jūs ėmėte kraujo mėginį dėl alkoholio, tuomet jūs pildote prieš tai rodytą formą, 1 kopiją ir 2 kopijas šios formos. Taigi, kaip ją mes užpildome? Jūs turite nurodyti eilės numerį knygoje, alkotesterio knygoje, kuri yra gydytojų zonoje prie baro. Mes jums ją tikrai parodysime, kur randasi. Taip pat laikas, kada atvyko, įstaigos duomenys, aplinkybės, kada pradėta apžiūra. Žinoma, nurodote gydytoją, kuris apžiūrėjo, paciento asmeninius duomenis ir toliau prasideda daugybė punktų, į kuriuos reikia atsakyti. Tiriamojo išvaizda laikysena. Nurodote apytikslį svorį, ūgį, jo kūno sudėjimą bei matomus sužalojimus. Oda, gleivinės, kvėpavimas ir kitose punktuose nurodyti duomenis, kuriuos turėtumėte ištirti. Jeigu jūs kliniškai nieko ypatingo nerandate, taip ir rašote NI ir nesukate galvos. 10 punkte nurodytas jums klausimas duomenis apie neurologinius ir organinius CNS susirgimus. Na, jeigu jų nebuvo, tai vadinasi ir žymite, ar traumų neturėjęs, anamnezija, CNS susirgimų nežymi, savijauta, nusiskundimai. Kuo skundžiasi, tai rašote. Kada ir kiek ir kokių svaigalų vartojo paskutinį kartą. Vėlgi, jums pasakysiu, jūs parašote kiek, neatsimena, nežymi. Viskas priklauso nuo situacijos. Judėkime į kitą pusę. Vėlgi, čia yra jums pilna klausimų, į kuriuos jūs turite atsakyti, įsivertinate ir pažymite. Jeigu kažką tai patologišką randate, taip ir parašote. Toliau, jeigu jūs naudojate alkotesterį, tai pildote šioje dalyje, nurodote laiką ir promilės. Priminsiu, nuo 0,41 iki 1,5 promilių tai yra lengvas girtumo laipsnis, nuo 1,5 iki 2,5 yra vidutinio ir virš 2,5 tai yra sunkaus girtumo laipsnis. Ir jeigu imate kraujo mėginį, tai vėlgi nurodote laiką, nurodote, kad tyriamoji medžiaga yra kraujas, mėgintuvėlio tūrį. Ir žinoma, išvadose nurodote, kaip jums kliniškai pacientas atrodo ir jeigu tai yra imtas kraujo mėginys dėl alkoholio, jūs nurodote, kad tikslesnės išvados po tyrimo rezultato. Ir žinoma, pasirašote. Šiuos dokumentus turėtų pasirašyti ne rezidentas, bet gydytojas. Toliau judame prie blanko, kurį turite pildyti imant kraujo mėginį. Vėlgi priminsiu, 2 kopijos. Pildote paciento duomenis, aplinkybės, nurodote medžiagą, tūrį, laiką, kada paimta medžiaga, nurodote, ko ieškote, tai yra alkoholio, bei kada ir kiek suvartojo ar kavos, ar energetinių gėrimų, ar arbatos, kurios gali įtakoti tyrimo rezultatus. Taigi, dar priminsiu, alkotesteris 3 kopijos šio dokumento, jeigu tai yra kraujo mėginys dėl alkoholio, 1 kopija šio dokumento ir 2 kopijos štai šio. Taigi, tiek.